Laikas eina, eina nesustodamas ir matuoja visus mūsų žemėje vykstančius procesus. Paskutiniais metais vis šiltėjančios žiemos liudija, kad vyksta klimato kaita, visuotinis mūsų planetos atšilimas. Štai pavyzdžiui seniau žiema pajūrio pušynus apklodavo baltais pūkiniais patalais, papuošdavo vis naujais, neįprastais vaizdais, vizijom. O praėjusi žiema, kaip niekad pušynus papuošė žaliais purių samanų kilimais, samanomis apaugo aplipo medžiai, kelmai ir akmenys. O jau vasarį pasirodė pirmieji pavasario ženklai. Kaip snieguotos, taip ir samanotos žiemos turi ne tik globalinę reikšmę, bet ir išskirtinę, dekoratyvinę, meninę vertę. Prieš keletą metų per pasaulį nuvilnijo gamtosaugininkų šauksmas, kad tirpsta Afrikos kalno Kilimandžaro viršūnės ledynas. Buvo aiškinama, kad tai vis modernėjančios žmogaus veiklos pasekmė, kad žmogaus besaikis aplinkos teršimas artina Žemės planetą prie katastrofiško atšilimo. Tačiau eiliniam gamtos stebėtojui atrodo, kad įvairūs teršalai pirmiausia trumpina pačio žmogaus amžių ir tik dalinai gali įtakoti klimatą. Manau, kad esminė atšilimo priežastis yra globalinė pačios Žemės planetos kaita. Juk žmonija gyvena amžino judėjimo erdvėje, kurioje per laiką viskas keičiasi. Žmogus gali tik savo kenkdamas teršti savo aplinką, bet kaip jis negali valdyti gamtos stichijos reiškinių, taip ir ne jam pakeisti Žemės planetos raidą. Pavyzdžiui, jei žmonijos mados iš esmės keičiasi, atsikartoja kas pusšimtį ar 100 metų, tai gyvos Žemės planetos kaita vyksta per milijonus metų. Ir taip, besisukdamas laiko ratas, mums primena, kad nauja yra tai, kas sena, kas labai sena.